propaganda yra labai kenksminga, ypatingai veikia jaunimą, jaunąją kartą, kuri tuo metu dalyvaudavo dažnai po Vengrijos revoliucijos įvairiuose maištuose. Buvo nuspręsta kalinius atskirti. Tai yra jaunimą atskirti, kurie pirmą kartą teisti į atskirą lagerį, visus dvasininkus atskirti, kunigus ir sektantus, ir atskirai palikti senuosius kalinius. Ir tokiu būdu teko palikti jaunimo lagerį, gyventi jaunimo lagerį, kur nebebuvo jokios dvasinės pagalbos, o klausimų iškildavo vis daugiau ir daugiau. Ir tada prasidėjo, ten buvo nemažai knygų, ateidavo tuo metu iš Maskvos ir Leningrado studentų, studijavo nemažai ir jie pateko į lagerius kaip revizionistai, tai yra kaip marksizmo reformuotojai, čekiško tokio, tipo. Jie susidurdavo Maskvoje su trečiųjų šalių studentais, Indijos ir kitų šalių, socializmui palankių. Ir ten ateidavo daug knygų, iš Indijos ypatingai, ir būdavo verčiamas į rusų kalbą. Tai yra jogų literatūra, kuri labai padėdavo tiko jaunimui, kadangi ji per jogų pratimus ir studijas galima buvo išvystyti asmeninę jėgą savo, valdyti aplinką, valdyti mintis, įtaigoti žmonės. Ypatingai Mahatmos Gandžio pavyzdys užkrėtė. Dvasinės jėgos pagalba per savo pasnikus jis galėjo minias valdyti. Kai jau iškovojo laisvę, būtent be ginklo, malda, meilė ir pasninku, tai kai parlamente Indijos užvirdavo baisus ginčai tarp partijų, įeidavo Mahatma Gandis ir viskas nutildavo. Jokių ginčų nebebūdavo. Tai buvo maldos dvasios susivaldymas žmogus. Todėl šitos ir jogiškos, ir kitos filosofijos jos labai buvo priimtinos visam jaunimui. Jas praktikuodavo, bandydavo meditacijų pagalba savo kūną valdyti, skausmą numalšinti bet kokį, atsiskirti nuo kūno, stebėti savo kūną iš pašalies. Net vienas iš mano bendrabylių, iš tos grupės nuteistų, jau buvo pasiekęs gana aukštą tą lygį meditacijos. Tuo metu aš perskaičiau Mahatmos Gandžio biografiją ir tie teiginiai man pasirodė be galo tokie artimi krikščionybei, bet jų argumentacija buvo kažkokia tai paimta iš gyvenimo, iš praktikos, iš aktualijų dabarties, kurią galima pritaikyti dabartiniai kovoj, politiniam, socialiniam mūsų gyvenime, tautos išvadavimui. Nes aišku buvo, kad po partizaninio karo pralaimėjimo Lietuva įsivaduoti jau nebegali. Savom jėgom niekaip ir niekas jai nepadės. O jaunimui patekusiam į lagerius dėl Lietuvos laisvės, tai buvo nepriimtina pasiduoti. Ką tai reiškia pasiduoti? Tai reiškia viso gyvenimo tu tą tikslus pagrindinių atsisakai, kas tu tada esi. Ir todėl Mahatmos Gandžio tos mintys pasirodė kaip tasai šiaudas, už kurio galima užkibti, kur galima išvystyti dvasinę jėgą. Galima būtų suburti jaunimą tų idėjų pagalba. Čia galėčiau paskaityti keletą, užsirašęs iš tų laikų. Jau praėjo 47 metai, kai aš jas susirašiau. Dabar dar pageltusius sąsiuvinius turiu. Štai ką jis sako, neperdėdamas galiu pasakyti, kad tik tai jie, tarnavimas Dievui, malda yra realūs, o visa kita nerealu. Tai yra dvasinės vertybės yra realios, tikros, amžinos, o visa kita yra praeinantys dalykai, sukurtieji. Tiesa tvirta kaip deimantas ir švelni kaip gėlelė. Gerai pamąsčius iš tiesų taip. Tiesa nepakeičiamai yra. 1000 metų, jeigu tiesa yra tiesa.
bet kartu į tokią švelni, kad ji tavęs nežlugdo. Tu pats ją priimi savo noru. Tiesa nenugalėtų, jeigu nebūtų tvirto tikėjimo, milžiniškos kantrybės ir nuolatinių pastangų. Tikėjimo, milžiniškos kantrybės ir nuolatinių pastangų. O šitie žodžiai labai svarkiai įpareigoja. Tikėjimas tai yra, pasitikė tai žodžiais, reikia išvystyti kantrybę, o tam reikalingos nuolatinės pastangos, savęs grūdinimas. Religija ir moralė tai du sinonimai. O tai reiškia, kad jeigu tu išpažįsti kokią nors religiją, bet nepraktikuoji moralės, tai bus veidmainystė ir tuščias dalykas. Nekęsk nusikaltimo, bet ne nusikaltėlio. Taisyklė, kuri nors gana lengvai suprantama, retai įvykdoma praktikoje. Štai kodėl neapykantos nuodai plinta po visą pasaulį. Būtent iš tiesų žmonės kovoja su nusikaltėliais, tačiau pačio nusikaltimo esmės dažnai nenaikina ne tik aplinkoje, bet svarbiausia patys savyje, ypatingai politikai, ir mes tą galim pamatyti kiekvieną dieną. Jeigu fizinis pasninkas nepalydimas dvasiniu pasninku, jis neišvengiamai pavirsta į veidmainiavimą arba sukelia ligą. Čia, aišku, Gandis turi omeny savo pasninką, jo pasninkai būdavo ypatingi, kai kildavo nesutarimai, maištai, žudynės tarpusavy tarp įvairių politinių grupių ir religinių Indijoje, Gandis pradėdavo pasninkauti visiškai tik tai vandenį vartodamas. Ir tas pasninkas tęsdavosi 10 dienų ir mėnesį ir antrą, tol, kol tie maištai, kivirčiai nenutildavo. Tai dabar kas nutildydavo? Ar jo pasninkas, ar kas nors dar? Čia ir yra paslaptis. Jeigu jis neišvengiamai pavirsta veidmainiavimu arba ligą sukelia, jeigu nėra dvasinio pasninko, tai yra maldo, jeigu neina kartu. Šitiek ilgai badaudamas neišvengiamai tu susirgsi. Tai yra atrofuosi smegenys, ir kūnas tavo bus negrįžtami procesai. Būdamas nuolatinės baltos būseno, jisai gali labai ilgai maldauti. Dar daugiau šitas pasninkas, šitas jo gyvybės atidavimas šiai idėjai taikos ir meilės žmonių daro milžinišką jėgą į visą visuomenę išplinti. Žmogus yra žmogumi dėl to, kad jis sugeba susivaldyti. Ir žmogumi jis yra tik tiek, kiek jis sugeba susivaldyti praktikoje. Nesivaldantis žmogus yra kaip gyvūnas. Kuogi tada mes skiriamės nuo gyvūnų? Gyvūnas neturi valios. Jis instinktais gyvena. Tos dienos poreikis. Jeigu ir žmogus gyvena taip kaip gyvūnas, tai jis ir nėra žmogus. Žmogus turėdamas valią, jisai save įtvirtina kaip žmogus. Ir čia visai atitinka Šventojo Augustino žodžius, kad žmogus vertę parodo jo valia. Kai buvo išvaduota Indija, jis pasakė tokius nuostabius žodžius, kurie man atrodė labai svarbus. Jeigu aš galėčiau populiarinti panaudojimą dvasinės jėgos, kuri yra ne kas kita kaip meilės jėga, bet ne grubios jėgos, aš žinau, kad daugiausiai, ką sugebėtų Indija, tai parodyti atvirą